Sveiki prisijungę prie Pokyčių namų YouTube kanalo. Šiandien noriu pristatyti Jums Pokyčių namų bendruomenės psichologę Indrę. Tai labas, Indrė. Sveika, Igne. Tai gal tu gali papasakoti mūsų žiūrovams, kodėl pasirinkai psichologo kelią? Galbūt pagrindinė priežastis būtų smalsumas. Man visada buvo įdomu sužinoti, dėl kokių priežasčių vieni žmonės yra atviri, kiti uždari, kodėl vieni mėgsta apsikabinti, kiti nekenčia apkabinimų, kodėl vieni tyčiojasi iš vaikų, o kiti kaip tik juos gina. Smalsumas ir buvo pagrindinė priežastis. O kita, kai buvau paauglė, mano mama bendravo su vienu žmogumi, kuris turėjo labai daug knygų apie psichologiją ir man teko džiaugsmas su juo irgi daug bendrauti. Ir mes filosofuodavom apie žmonės, apie gyvenimą, kas jie, iš kur ir panašiai. Ir turbūt ten užgimė ta pirmoji žinutė, kad aš noriu gilintis, noriu studijuoti psichologiją. Širdį turbūt jausmas noras padėti žmonėm, juos apkabinti tada, kai skauda, kai liūdna, turbūt tiek buvo. Ateina turbūt su įvairiais skausmais žmonės, bet dažnai irgi kyla klausimas, o tai kokiais čia metodais, kaip dirba, kokia ten gal kryptis tam psichologui svarbi, tai gal gali irgi pasidalinti. Tai kas tau prie širdies darbe, kokie metodai ar kryptis? Kiekvienas žmogus tai turbūt ateina unikalus ir su savo istorija ir su savo patirtim. Ir kiekvienam vienodų dalykų turbūt yra neįmanoma taikyti. Bet jeigu tai bendrai manęs paklausume, kaip aš dirbu, tai esu šiaip atėjusi iš verslo pasaulio, kur svarbus skaičiai ir rezultatas. Tai mano pirmo susitikimo metu su klientu klausimas esminis būna, o tai koks tikslas? Ką mes norim kartu sukurti? Nes kalbėti, diskutuoti mes galim. Aš galiu būti pokalbyje 10 susitikimų, 5, 20, tiek, kiek reikia žmogui. Aš labai noriu pamatuoti, kad mes iš tikrųjų padirbėjom, kad įvyko pokytis. Tai todėl aš dažniausiai dirbu su kognityvinės elgesio terapijos principais, nepaisant to, kad šiandien dienai dar pati nesu psichoterapeutė, bet manęs laukia studijos, kurių labai laukiu, vėl podiplominės studijos. Tai žinoma, kognityvinės elgesio terapijos. Ir ką dar mes darom su klientais, tai aš būnu tokia nefaina, jie labai dažnai pyksta, aš užduodu daug namų darbų. Jie sako, nenorim, bet kaip kitaip, jeigu nuolatinio savistaba žiūrėjimu, kaip aš elgiuosi, ką aš galvoju, mes galim kažką pakeisti. Tai yra darbas ir turbūt, jeigu tokio kažkokios santraukos reikėtų, kaip aš dirbu, tikslas, planas, namų darbai ir po keletų jau sesijų matuojam, ar kažkas pasikeitė, ar kažkoks pokytis yra, ar lengviau spręsti tam tikrus gyvenimo iššūkius, dėl kurių žmogus atėjo į psichologo kabinetą. Kadangi pati kognityvistė esu, tai suprantu tą tikslo kėlimą ir koks jisai svarbus ir kaip svarbu yra pamatuoti rezultatą. Bet įdomu dar sužinoti būtų, kokios temos pačiai tau labiausiai patinka, kokiom temom jauti čia tavo, dirbti, kas traukia? Jau šiek tiek užsimeniau, kad aš atėjau iš verslo pasaulio ir pradėjau konsultuoti tik tai 37 metų, tai tas laikas buvo versle, darbe, HR mokymai. Ir nutiko tam tikros asmeninės patirtis, kurios buvo skaudžios. Aš esu 3 angeliukų danguje mama, aš taip vadinu, ir viena čia žemėje, dėja moterim nutinka tam tikri skaudus dalykai, tai yra persileidimai. Ir turbūt tos asmeninės patirtis ir buvimas tose asmeninėse patirtise labiausiai ir paskatino, kad vis dėlto aš noriu sugrįžti prie savo mokslų, ką aš iš tikrųjų esu baigus psichologiją ir noriu su moterim pabūti tose momentuose, kai joms ypatingai skauda. Nes dar visuomenė yra kažkokia, etiketė ar kas, kad tai yra kažkokia gėda. Tiesiog tie dalykai nutinka, yra medicininės priežastys ar
kitos priežastys, kurių mes negalim atsakyti. Tad jeigu paklaustum, kokia tema ir ko ir paklausiai, taip, tai yra persileidimo skausmas, praradimo skausmas, ką galiu ne tik tai kaip psichologė išgirsti, išklausyti, bet lygiai taip pat atliepti ir apkabinti nuo to žodžių, nes pati praėjau tą kelią. Natūralu, kad kai man tai nutiko, aš irgi kreipiausi į psichologus ir ieškojau tos pagalbos, nes išbūti vienam su tos skausmu yra be galo sunku. Tema persileidimai, persileidimai tiesiog. Tai būtų tas, ką galiu būti ir plus ir iš medicininės pusės aš jau galiu duoti tada kažkokių patarimų, ne tik tai tas skausmo sušvelninimas, bet kartais žmogus tiesiog elementariai nežino, kur ieškoti pagalbos, kokius medikamentus vartoti, ar pas kokius gydytojus, specialistus kreiptis. Kartais net tie praktiški patarimai nukreipia žmogų, leidžia pamatyti situaciją, leidžia atrasti priežastis. Ir kita tema, antra tema, tai turbūt yra depresija. Taip nutiko, kad ir mano gyvenime jinai mane palėtė. Ir kai tu pat savo kailiu tam tikrus dalykus praeini, tai yra iš vienos pusės ir labai gerai, ir labai blogai. Bet gali suvokti, ką reiškia tas tikras nenoras pakilti iš lovos, tikras nenoras nieko veikti. Ir aš atsimenu, kai aš pati studijavau psichologiją ir aš skaitydavau apie tą depresiją ir galvojau, Jėzau, čia tinginys, aš nemeluosiu, aš tikrai kartais tai pagalvodavau, bet kai tu pats asmeniškai tai patiri, tai tu supranti, kiek tai yra baisi liga ir kiek jinai stipriai gali surakinti žmogų. Tai būtų dar viena tema - depresija. Ačiū labai, kad taip atvirai pasidalinai ir savo patirtim ir iš tikrųjų nelengva ta patirtis tavo pačios. Ir girdžiu, kad pati irgi ieškoji pagalbos ir to neišsigandai, bet tas kitas turbūt ir klausimas, o ką palinkėtum tu žmogui, kuris jaučia, kad gal reikėtų, bet nedrąsu, bet nežinau, kaip, kur, o gal apskritai bijau aplinkos reakcijos ir ką patartum tokiam žmogui? Turbūt yra dvi pusės, aš pasakysiu šitai. Tarp jaunų žmonių aš girdžiu tą tokią mados tendenciją, kur sako, aš dabar einu pas psichologą, psichoterapeutą ir čia mes gydomės, keliaujam ir panašiai. Tai yra drąsūs eiti pas psichologą, pas specialistus ir ieškoti pagalbos. Bet turime kitus žmonės, truputėlį vyresnius, kuriems, deja, žodis psichika yra apie kažką baisaus, nesuvokiamo. Tai aš labai tiesiog kviečiu nebijoti ir kviečiu dalintis savo istoriją, kviečiu dalintis savo skausmu, o gal atvirkščiai džiaugsmų negali žinoti, nes pas psichologą visko būna. Ir man toks patinka labai babulytės pasakojimas, kad kai pasidalini džiaugsmu, jisai padvigubėja, o kai pasidalini skausmu, jisai sumažėja. Ir dėl to turbūt ir kviečiu žmonės nebijoti, ateiti, patirti, pasikalbėti ir tada pajusti, ar tai jų kelias, ar ne jų, nes gal tikrai kažkokios kitokios pagalbos reikia, bet aš kviečiu tam pirmam pokalbiui, kuris, nežinau, kiek iš praktikos, manau ir jūs ir nepritarsit, kad pokalbiai gydo. Atviras, nuoširdus, paprastas pokalbis, jisai tikrai truputėlį atrodo tokį sunkumą nuo pečių nuėmė ir žmogui tampa truputėlį lengviau. Ačiū labai, kad pasidalinai savo mintim, įžvalgom ir istoriją savo iš tikrųjų, kuri tikrai labai jautri. Jeigu jūs išgirdote kažką savo artimo šiame pokalbėje, kuris tikrai buvo labai atviras, ir norėtumėte užsiregistruoti pas Indrę konsultacijai, kviečiu užsukti į pokyčiunamai.lt, susirasti Indrės profilį. Tikrai mačiau, kad laikų dar yra, kuriuos galite pagriebti ir užsiregistruoti konsultacijai.